Šiandien Kauno gyventojų paklausinėsime, ką jie patys žino apie savo gimtąjį miestą. Kas dabartinis Kauno miesto meras? Garbanavičius. Artūras Zuokas. O, teisingai, Artūras. Ne, aš žinau, jaunas toksai. Artūras Kupčinskas. Žinau, kad pavardė prasideda iš G raidės. Žinau, kad jaunas ir kad nelabai tykęs. Ne? Ne, žinau. Kas? Na, jeigu paklaustumėt, kaip atrodo, tai pasakyčiau. Tokia viena kitė, nelabai graži. Jaunas gražus vyras. Vėlgi, kaip gali žmonės nežinau dabar garsiausio Lietuvos dviratininko, kuris į darbą važiuoja su dviračiu, tai Andrius Kupčinskas, mūsų gerbiamas Kauno miesto meras. Ne ką yra nuveikęs, bet vis dėlto meras ir gerbiamas. Ar žinote, kas pavaizduota Kauno herbe? Tas kaip jisai. Nu, kaip jis vadinasi, meška? Viršėnas. Kauno herbe. Eikit jūs sakot. Vytis. Herbe? Nu, arklys tas? O koks arklys? Kokios spalvos? Rudas? Su ragais ten be ragų, kokiam fone ten? Su kryžiu. Nu, kaip ir žinau. Nu, tai kas pavaizduotas? Pala. Tai kas pavaizduotas? Neprisimenu. Ne, kaip čia gali būti toks herbas? Iš tikrųjų herbas yra raudoname fone, baltas tauras, su kryžių auksiniu tarp ragų. Šau. Kada švenčiama Kauno diena? Kauno diena švenčiama. O, šiandien sunkiau, man atrodo, vasarą, rugpjūčio mėnesį. Taip, per vasaras Kauno dienas. Ne, neįsivaizduoju. O, Jėza Marija. Sekantis klausimas. Nežinau. Gegužės kokia ten 10 ar 7, 8 ar 9 ir 10. Kauno dienų šventė yra gegužės 20. Kaip gali žmonės nežinot? Visi kauniečiai švenčia, baliavoja, policija pilnu tempu dirba, visi prisigėrė, voliojasi ir nežino, kada voliojasi. Kokios dvi upės teka per Kauną? Reikia pagalvoti. Šešupės ir Volgos. Kokių upių santakoje Kaunas? Nemuno ir Neries. O pilis? Iš vis be upių. Neris ir Nemunas. O netoli Nemuno? Netoli Nemuno nėra upių. Neris. Ir dar kokia? Dar kažkokia. Nežinau. Nemunas Neris. O kas įteka į Nemuną? O čia irgi yra toks klausimas. Aha. Nemuną, tai... Mes neatsakinėsim šitą klausimą. Ne. Juk mūsų panosėje yra viena gražiausių žiočių Lietuvoje. Tai kai Neris įteka į Nemuną prie Kauno pilies. Kiek fortų yra Kaune? Gal 11. 15. 16? Fortų, palauk, 9, 6, pasufleruok. 9 plus 6. Nu, gal. Dar antras yra 9 plus 6 plus 2. 17, manyčiau. Ai, kaip? Ne? Ne. Nu, tiksliai, žinau, tiksliai dar 3 truputį yra, nu, 5 kokie. Daug vaikinai, ne, žinokit. Oi, daug tų fortų. Nu, kiek maždaug? 6 fortas, 9 fortas, paskui tie Aleksotė, nežinau, kokie tai fortai, daug fortų. Tai kiek maždaug skaičių? Nu, kokius 8 tai tikrai. 9. Nežinau, 3 gal arba 2. Argi man tokie klausimai neaktualūs. Kodėl 9 pavadintas? Tikrai nežinau. Daug. 3 gal? Fortų?
Vieną tai tikrai žinau. 11, 12. Tai gal 13? Tas fortas. 12. 13 velnio tuzinas. Suprantu tų žmonių. Kaip gali būti 3 fortai, jeigu yra ir 9, ir 6, ir 2? Kaune yra 9 fortai. Ar žinote, kada pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Kauno vardas? Ne 23 metais, gal nežinau. Na tai. Čia amžius koks? Čia iš amžiaus? Kaip? Nu čia, ta prasme, pilnus metus pasakykit. 1000, palauk, dabar taip, ne. 1000, paminėtas pirmas vardas, jo, Kauno vardas. 1000 gal 700. Prieš 2000 metų. Rašytiniuose šaltiniuose Kaunas paminėtas apie 1600 metus. O dar plius susijaudinau, tai visai, nu viskas. Eik tu savo šitą. 1264. Prisimenu irgi nežinau. Ne, drįčiau nesutikti. Kaunas buvo pirmą kartą paminėtas Kriaučių kronikose ir tai buvo 1361 metais. Šau. Kada pastatyta Kauno pilis, gal žinote? Nu, senai. Spėkit maždaug. Kokiam čia amžiui gali būti? Kuriam? Dabar galvoju, kokiam čia. Nu, gal kokiam 18. Senoviai, kryžiuočių laikais, jie lakstydavo ir neždavo plytas, bet žmonės jam padėjo ir pasistatė pilis. 16 amžiui. 2002, kaip Europos Sąjungos tam. Senokai. Kauno pilis... Ne. Nežinau. Kauno pilis buvo pastatyta Nemuno ir Neries sankirtoje. Kažkur 14 amžiui vidury. Šau. O kaip Kaunas angliškai beje? Kaunasai. Kaunas. Nemoku. Kaunas. Kaunas ir Afrikoje. Kaunas. Kauniečiai ne tik nesugeba suskaičiuoti visų savo fortų, neskiria tauro narklio, bet ir įsivaizduoja savo merą kaip keistą vyruką važinėjantį dviračiu. Nu, porą lengvų klausimėlių. Reiškia, nieko nežinot. Kaip greit mes pokario metus pamiršom, kai siautėjo kolaborantai, NKVD, stribai, kai brolis Turgaus aikštėje negyvus spardė, o kaimuose liepsnojo mūsų namai. Užmiršome mes motiną suklupusią prie kryžiaus ir sesę raudančią gudžiamiškę prie brolio kapo. Tačiau užmiršome ir tuos, kurie tą rojų mums sukūrė, o šiandien tautos didvyriais tapo. Viešpatie, kas daros mūsų tėvynėje Lietuvoje? Tuomet nusiplaukime rankas, kai kadais pilotas. Tikėkim ne darbais, o tuo, kuris daugiau mums žada. Nekaltai prikalkim prie kryžiaus, o prezidento išsirinkime Barabą.